Tai čia jau yra mano 6 negiliai epizodas. Šiandien į savo podcastą pasikeičiau Lauriną. Tai Laurina yra iš TikToko, tai kaip visi žmonės, kuriuos kviečiu realiai yra iš TikToko. Tai tiesiog man Laurina yra toks vat irgi žmogus, kur kuria visokius story times, kas man irgi labai patinka ir tokio real turinio irgi kuria toks kaip tipo mini reality show. Tai norėjau pasikviesti ją pakalbinti, nes štai buvo toks žmogus, kur mes ten kažkaip, aš ją pasisiekiau, mes ten kažkaip susirašėm ir atrodo tiesiog iš karto žmogum suvaibinė, va tiesiog iš karto yra viskas gerai. Tai vat man kaip tik atrodo toks labai inspiruojantis, labai toks ekspresyvus žmogus, tokia ekstravertiška asmenybė, tai vat, man labai patinka su tokiais žmonėms pasikalbėti, nes dažniausiai būna tiesiog įdomus pokalbiai tiesiog iš savęs ir iš pačio žmogaus, nes kai žmogus tiesiog iš savęs yra labai įdomus, tai tiesiog yra įdomus su juo ir šnekėti ir, nežinau, ten padiskutuoti kažkas tai įvairias temas. Tai visos mano laidos, nesakiau niekada šito dalyko, bet visos mano laidos lygiai taip pat kaip ir ši, yra visiškai be jokio pasirašymo. Aš tiesiog ne vienai laidai nesirašau, bet nesirašau dėl to, nes aš ten būna, kad kažkokie klausimai kyla į galvą, kuriuos noriu paklausti, arba ten kažkokios tai temos, kurias noriu apkalbėti, bet aš tiesiog jaučiu, kad iš savęs tiesiog šnekant ir per daug nevaržant pašnekovo, tiesiog man atrodo, kad gimsta geriausi pokalbiai ir viskas gaunasi natūraliai ir nesplanuotai. Labas, Laurina. Labas. Aš atsimenu tave, aš radau TikTok'e, ten, kur tu dažniausiai būni, tai aš tave radau iš TikTok'e. Pirmas TikTok'as, kurį aš mačiau su tavim, tai buvo su tavo mama, jūs buvot kelionė, kažką ten filmavot. Jo. Ir aš pagalvojau, tipo, kad skelbai rich vibes. Ir man atrodo, kad aš dar skaičiau komentarus tuo metu po to TikTok'u, nes žmonėms labai nepatinka, kai kažkas gyvena geriau negu jie, ir apskritai gyvena geriau negu, ir sakyt, gyvena gerai. Žmonėms labai nepatinka. Tai aš tada tave atradau, man labai patinka, tipo, aš niekada nejaučiu jokio pavydo, nes jeigu kažko labai noriu, užsidirbi. Ir ant lėkštas niekas net neš, nebent bus labai geras vyras. Bet iš to iš vyro nereikia tikėtis kažko, kad jis tau galėtų atnešti visą gyvenimą ant lėkštas. Tai reikia pačiam viską užsidirbti. Tai aš atsimenu, pradėjau tave sekti, tada prasidėjo tavo visokie story times. Ką aš irgi pats darau su story times, labai realiai, ir man labai patikdavo žiūrėti, ir man šiaip visada faina, kai tave išmeta, nes tu tokia esi, nutrūks nuo pavadžio. Let's be honest. Tai man labai smagu žiūrėti ir labai faina. Ir aš žinau, nes, tarsi, kitiems žmonėms yra biškai kartais nepatogu žiūrėti tokius žmonės, nes jie yra labai ekspresyvūs, labai parodo savo emocijas, labai, nežinau, kalbėdama artikuliuoja, rodo gestus, ir labai tokie yra. Daug to žmogaus yra daug, kas yra žiauriai gerai, ir aš labai džiaugiuosi, kad tokių žmonių yra, dėl to tie žmonės yra įdomus. Ir kiti ten gali sakyti, kad man jinai užpisa, nes ten nusipirko, blėt, botegos tašį ir taip toliau, bet I'm okay with that. Tai papasakok, nes aš žinau, kad tu studijavai Anglijoje, baigėjai mokslus. Tai papasakok visą tą kelionę. Tai nuo mokyklos galim plius minus pradėti. Ir kodėl išvažiavai į Londoną, kodėl nusprendėjai pasirinkti Londoną, ką studijavai ten. Let's go. Tai aš užaugau Vilniui, visą gyvenimą gyvenau Vilniui iki Londono. Ir aš jau prancūzų licėjų. Ir į mokyklą man labai patiko, nes dėl kalbų. Nes gali daug kalbų gali išmokti. Ir šiaip pati mokykla tokia, cool, tu eini prancūzų mokyklą, tau viskas prancūziškai, mes matematika, ten geografija, viskas buvo prancūziškai atkalta. Tai šiaip dėl mokyklos visiškai nesigailiu, nes išmokau ir ispaniškai, itališkai, prisidėjo tos kalbos. Ir tada techniškai galvojau varyti Prancūziją studijuoti po mokyklos, bet, kažkaip neprilipom Prancūziją man, ne mano žmonės, man net ir tie mokytojai mūsų buvo prancūzai, aš tiesiog nesulipdavom, kažkaip ne taip. Ir tada... Bet tu buvai Prancūzijoje, buvai nuvarius jau? Ar... Jo, aš esu buvus ten Paryžiui ir, fainas tas miestas man, bet, ne man, aš tiesiog neįsivaizdavau savo gyvenimo, kad aš visą laiką turėsiu kalbėti prancūziškai. Ir man tie prancūzai kartais tokie žmonės, tokie biški. Jeigu tau atrodo aš daug, tiesiog, ne mano vibe, žinai, tiesiog jauti. Ir aš buvau tokia, Aš Paryžiuje esu buvęs 2 kartus, vieną kartą esu buvęs pietų Prancūzijoje. Šiaip yra šitas stereotipas, kad prancūzai šiaip yra nacionalistai, bet šiaip mes irgi esame nacionalistai. Labai. Ir mes, man atrodo, kad labai dažnai to nepasakom, bet mes esame nacionalistai. Pažiūrėkime dabar situaciją su visais Bolt Drive ir taip toliau, kad vairuoja užsieniečiai ir mes nesam, tarsi, super extra happy. Taip. Tai, bet, aš tai man tai yra visiškai, kas nori taip gyvena, bet jo, šiaip iš prancūzų šiaip yra šitas toks. Taip. Man neteko šiaip bendrauti, man atrodo, taip konkrečiai su prancūzais, nors gal ir teko bendrauti su prancūzais, tai
Nu, tipo. Nelabai, nu tiesiog ne mano žmonės. Tipo, aš nesakyčiau, kad Britai yra irgi, nu, bet čia, žinai, tu negali čia sakyti, kad tu man nepatingi, nes tu iš ten prancūzas, Taip, žinai. taip, taip. Nu tiesiog iš mano viso to experience'o ir ar gal aš to mokykloje atsibuvau ten, nu nežinau, tiesiog aš supratau, kad aš noriu varyti į Londoną. Ir tada prasidėjo visas tas dalykas, kad Anglija ten tas to Brexitų, ir nebebuvo taip lengva ten gauti tą lydimą gyventi, bet kažkaip aš dar spėjau pakliūti, pasidaryti tą visą dalyką, kad gauti tą pre-settled status vadinasi, ir ten realiai kaip lydimas gyventi. Ir aplikavau į unikus, šiaip aplikavau į unikus ir į Prancūziją, ir Londone, ir ten Paryžių, visur kitur, Ir visur įstojau, kur norėjau, bet aš tiesiog supratau, kad aš noriu varyti į Londoną. Tai kažkaip nuėjau į konsultacijas dėl tų studijų, norėjau daryti ten kažką biškai labiau su bizniu, ten marketingu kažką, bet tada supratau, kad man nelabai pačiai nebūtų taip įdomu studijuoti, tai tada kažkaip tas visas mados reikalas atsirado. Ir toks per viduriuką, mados marketingas. Ok, gerai, tai papasakok, nes visiems patinka klausyti apie pinigus, bet ne visiems patinka apie juos šnekėti. Tai kiek ten viskas kainuoja Anglijoje? Aš jau turėjau vieną pašnekovę antrojo daly, man atrodo, kur irgi studijavo Anglijoje, studijavo vizažą. Tai vat irgi tu papasakok, kiek tavo mokslai kainavo, tada gyvenai kur, kaip gyvenai, nors ne. Tai studijos Anglijoje yra taip, kad yra dvi kainos. Yra international fees ir yra domestic fees. Tai domestic yra, jeigu tu gyveni UK, arba tu turi pre-settled status. Tai pavyzdžiui man. Tai mano unikas... Tai pavyzdžiui man. Man. Ačiū Dievui. Ir aš tiesiog, kadangi aš turėjau tą pre-settled status, tai aš skaičiausi kaip tas domestic, tai mano unikui UAL, kur aš ėjau, buvo 9K, o international fee būtų 24K, kas, yra crazy, man atrodo. O tai kaip tu turi gauti tą pre-settled status, nes tavo pilietybė šiaip yra lietuvė, tavo mamos taip pat yra pilietybė lietuvė, tai tu tiesiog, nes, žinau, kad ten, tarkim, kas liečia su Amerika, tai tu ten aplaini dėl tos žalios kortos, ten jeigu laimi kažkaip loterijų, gali tada, o tai, Anglijoje, is that simple? Žinok, ten labai paprastai, žinok, mes nuėjom, mes ten pasus nuskanavom, ten kažką, ten reikėjo, aš ten neprisimenu, taip seniai buvo, ten, bet žinok, labai easy, ten viską sukėlė į sistemą, paskanavo ten mūsų pasus ir tokie, tipo, dabar laukit. Ir mano mama iš karto vos nepatvirtino, nes aš dar buvau nepilnametė, aš negalėjau vieną daryti. Mano mama vos net iš karto patvirtino, o mane biškai ten ilgiau užtruko, nes ten turėjo pažiūrėti, kad aš tikrai nesu trafficked. Okay. Jo. Tai va. Gerai, tai gerai, mes įstojom, tai mokslai kainuoja nefigaro prasme. Ten žiauriai daug, bet tas yra dalykas su Anglija, kad tu gali gauti student finance. Tai realiai tau tiesiog po to iš algos atema, žinai. Bet šiaip, nes kai aš pats norėjau stoti į Angliją, tai aš ten skaičiau dėl to student finance, kad ten šiaip lyginant su Lietuva, nežinau šiaip kokia situacija dabar yra Lietuvoje, bet nes šiaip aš esu pasiėmęs šį paskolą studentų, bet kad Anglijoje yra labai patogu su gražinimu, nes, tipo, man atrodo, kažkaip gražinimas prasideda metai dar po, kai tu baigi mokslus, tada dar kažkaip metai praeina laiko ir tik tada pradedi gražinti. Ir tada jie skaičiuoja pagal tavo atlyginimą. Jeigu tavo atlyginimas yra nepakankamas, tai jie tau nenuskaičiuoja pinigų ir jeigu tu turi išmokėti per 3 metų, jeigu per 3 metų to nepavyks išmokėti, man atrodo, kad jie anuliuoja tą paskolą, kažkas tokio. Šiaip ten labai, tipo, gerai padaryta. Aš nemanau, kad man dar reikėjo gražinti. Man šiaip labai, sakau, tokias sąlygas suteikė, tipo, aš suprantu, kad tu suteikė sąlygas žmonėm, kurie gyvena tenais, yra piliečiai Anglijos, bet man keista, kad tu tokie sąlygas, kurie atvažiuoja iš kitų šalių, nors kas yra šiaip... Ir tai, bet sakau, bet kitiem mano dar draugam, tai jie, man atrodo, buvo pasiėmę, kad kažkaip, kad jiem dar duoda už apgyvendinimą. Aš to negavau, bet jie gauna dar papildomai pinigų, kad susimokėti už tą nuomą ir ten dar jiem kažkaip lieka pinigų, jeigu ten kažkaip pigiau randa, kur gyventi. Bet tos pinigus, tarsi, kaip jie gauna tos pinigus, ar paskui reikia jiems grąžinti? Ne, jie tiesiog, aš neįsivaizduoju, nes aš to negavau, bet... Nes manęs aš turėjau pinigų. Aš tiesiog nereikėjo tokio dalyko. Ne, bet jie gauna kažkaip, man atrodo, ten apie gal 6K ar kažkas tokio ir ten kažkaip jie... Mėnesį. Ne mėnesį, ten kažkaip atskaičiuoti yra tie laikotarpiai. Bet mano draugai ten susimokėdavo ir už nuomą ir jie ten dar biškai likdavo, žinai. Tai bet, ten padaryta viskas, kad realiai tiems studentams būtų kuo lengviau. Gerai, ir kaip su apgyvendinimu, kiek kainuoja apgyvendinimas? Plius minus. Jo, aš gyvenau student accommodation,
Tai aš, aš kaip ir sakau, kažkaip man atrodo, virš 1000, ten gal 1000 ten su pusė kažkas tokio. Tipo, jo, žiauriai brangu. Ir dar aš kaip gyvenau, Kaip brangu. aš kaip gyvenau, va tokia, realiai dėžutėj, kur ten, ten buvo tragiška. Ir atrodo tiek daug moki, bet tada iš vienos pusės turi nemokį už mokslą. Tai realiai vienintelis dalykas, kur man reikia kaip pagalbos, realiai finansinės, yra anuomas, žinai. Nes aš jau nuo 1 metų pradėjau dirbti. Tai Gerai, kur tu darbinai? Hollisterį. Tokia kaip Brandy Melville vibe parduotuvė. Ten Abercrombie irgi, jinai priklauso Abercrombie & Fitch. Tai Gerai, čia yra drabužių parduotuvė. jo, drabužių parduotuvė, Soho, Londone, pačiam centre, naujas buvo parduotuvės atidarimas, aš ten nuo pat pradžių dirbau. Ir Ar sunku buvo įsidarbinti? šiaip visiškai ne. Aš nežinau kodėl, čia gal tiesiog buvo kaip meant to be. Brandinė parduotuvė. Nes dabar norėčiau, dabar aš kai noriu keisti darbą, žiauriai sunku, bet tada tiesiog kaip paplikavau gal į tą darbą ir į dar į vieną. Ir į kitą kažkaip neatspėjau interviu, o kitas jie nuėjau tą porą raundų, žinai, kur tave ten klausinė. Ir jie tokie jo, taip. O kaip tai vyksta pokalbis? Turisi porą raundų. Pirmas pokalbis buvo, kur kaip grupė žmonių, kaip mes, tipo, sėdi tas, kur recruitment daro. Neminė alkoholikų. Realiai. Ratukų sėdėm ir mes sėdėm ant tokio kaip suoliuko, žinai, tokie kaip realiai, kaip mokyklai, kaip nubausti. Ir mums visiems ten 18, 17, toks ir vaibas ir buvo. Tai gerai, Tai first round. Čia pirmas raundas buvo toks. Tai gerai, ką tarsime, ką jums ten Tai tiesiog ten sako, dabar prisistatykite, tada mums ten, pavyzdžiui, tai koks reikia jūsų 10 job spaudimo. experience. Dabar vaskitat, kuris gaus darbą. Ne, ir tipo, jo, ir ten buvo tiesiog paklausinėjo klausimų, ten koks jūsų job experience. Ir šiaip labai daug žmonių, aš man atrodo, jie dėl to atkrito, nes jie užstrigdavo ant klausimų. Labai lengvo klausimą paklausdavo ir jie tiesiog negalėdavo atsakyti. Ten pavyzdžiui, tipo, why do you think, it's important to make the customer, feel good in, the space? Ir jie tokia, man ta prasme. It's not important. Ir jie tokia, aš tokia, what? Tai tiesiog, aš manau, jie patys save eliminavo ir aš tiesiog likau. Ir po to kitas interviu buvo kaip one-on-one su menedžeriu. Ir tada jau kitas ateini ten pas. Round 2. On. Ir tada ateini ten tau pasanus, kur ir viskas. Ir accepted. Easy. You got a job. Žiauriai lengvai. Aš atsimenu prekės ženklų, kai dirbau čia Lietuvoje. Jie labai dažnai atsiveždavo svečių iš užsienio. Tiesiog ten būdavo ar tai prekės ženklo atstovai, ar tai savininkai, ar tai ten, you name it. Ir aš šnekėjau tokia prancūzė, kuriai buvo, neiškokia 28 metai gal. Ir mes šnekėjom kažkaip apie darbą. Ir aš jai sakiau, tu pagadas kūną, nors aš esu darbų pakeitęs, jau tarsi man tuo metu, kai aš šnekėjau, man buvo gal 23 metai ir aš sakau, aš ten beveik kiek esu darbų pakeitęs ir ten beveik kiek dirbu. Jiems yra žiauriai keista, nes, sako, mes prancūzai, tarsi pradedam dirbti tik po mokslų dažniausiai, tarsi jaunimas labai vėlai pradeda dirbti. Ir aš sakau, mano pirmas darbas buvo, kai man buvo 15 metų, kada aš ten pradėjau dirbti, ar 16 kažkur, neatsimenu dabar tiksliai, bet žodžiu, tai ir jiems ten yra, ir aš dabar galvoju, jeigu užsienį toks dalykas yra ir ten paklausia tavęs 18 metų, what's your job experience? Jo. Viskas. Aš Lietuvoje kaip darydavau kaip internshipus ir aš labai daug Lietuvoje savanoriaudavau. Aš savanoriaudavau maratonuose, maisto banke, you name it. Man žiauriai patikdavo. Bet tai ir labai versme. Jo, ir man realiai tai taip yra labai pravertė. gerai, nes kūrė tave kaip asmenybę biškį. Man atrodo, kad reikia biškį tokio, nereikia užsėdėti vietoj. Aš suprantu visas tas, aš pavyzdžiui, man ne tai, kad gaila yra, bet jaunimo, kurį ten pilnai, tarkim, tėvai išlaiko. Kas yra žiauriai faina ir yra viskas to yra gerai, tarsi jeigu tavo tėvai turi galimybę tave pilnai išlaikyti, tai yra žiauriai cool, bet man atrodo, kad net jeigu jie turi galimybę tave išlaikyti ir tave išleidžia, pavyzdžiui, studijuoti, nesvarbu kur, bet kokia šalis, ir ten tavo apmoko mokslus ir apmoko, tarkim, tavo apgyvendinimą, aš manau, kad tu turi dirbti, kad tiesiog suprasti tą darbo vertę. 100%. Ir kuo anksčiau tą pradėsi daryti, tuo... Ir čia yra dalykas, kuris žiauriai keičia mindsetą. Pavyzdžiui, mano aplinkoje nėra nei vieno žmogaus, kuris būtų ten, kurį ten tėvai būtų išlepinę, ten, tarkim, ar ten jisai, nežinau, ten dirbt pradėjo 25 metų. Jo, toksai, žinai, tai taip, man atrodo, kad su žmogum net ir fainiau kalbėti ir bendrauti. Jis turi daugiau viso to life experience, žinai. Aš turėjau draugę, Anglijai, kuri nieko jai nereikia daryti. Tiesiog sėdi. Ir tiesiog jaučiasi. Tu negali pokalbio turėti su žmogum. Ir visi kiti, tai irgi tą patį pastebi. Tai man įdomu, kai tu taip gyveni visą laiką, nes
tu, man atrodo, va, tokiam užstrigęs, sakykime, burbulė labai didelis savo expectations keli, kad, nu, tipo, nes tu vis nori visko daugiau, nes viskas yra lengva ranka pasiekiama. Ir kai tu kažko negauni, man atrodo, prasideda vajus ir taip toliau. Tai, bet kaip tada būna, jeigu, vat, nes tu jau jeigu ten tą vaiką normaliai taip pat išlaiko 25 metų, kol jis pasibaigia, tarkim, mokslus ten, kad ir ką jis bestudijuotų, ir tu jam užsuki kraniuką, vat, kas tada vat, yra, vat, kaip tam vaikui, nes, tarsi, aš nekaltinu šitoj situacijai vaikų. Jo. Iš esmės kaltinu šitiek ir tėvus, nes, tipo, jie sukuria tą, jeigu tie tėvai užgarantuos, kad tą vaiką toliau tenais išlaikys ir toliau jam sukurs terpę tobulėti, kad jis turėtų pastoviai pajamų ir taip toliau, that's totally fine. Bet jeigu tu išlaikysi jį pilnai ir tada pabaigus mokslus jam viską užsuksi, nežinau, ar čia bus gerai, tipo, ir kaip tam vaikui toliau, tipo, reikia kiptis į gyvenimą, kai jis yra pripratęs, kad viskas man čia yra dabar. Viskas duota, viskas taip lengva, žinai, reikia paskambinti ir viskas done. Tai Londone labai daug yra tokių vaikų. Tiek, ir jie nieko neveikia. Jie tiesiog kimarina, važiuoja į unikus su taksais. Taksai Londone žiauriai brangus, by the way. Ir aš kažkada šnėjau su tokiu savo draugu ir aš sakau, tipo, kiek tau laiko užtrunka varyti į uniką. Tipo, ir jis toksai, 3 minučių priklauso nuo kamščių. Ir aš ta prasme nuo kamščių. Tipo, nes aš manau, tu varai su metro. Tipo, mes gyvenam Londone, žinai, biškai kitokia ekonomika. Ir jis priklauso nuo kamščių, nes pratiltą reikia pravažiuoti. Nes mes taksų varau. Right. Ok. Ir man tiesiog, aš nežinau, kaip patiem, gal jie yra tam irgi tam savo, kaip tu sakai, tam burbule, kuriem viskas ten taip lengva. Bet aš nežinau, tiesiog man atrodo, kad darbas iš tikrųjų žmogų puošia. Kiek tu daugiau gali, ten, bet aš dėl to savanoriaudavau, ten neprivaloma. Bet man patinka, man fainai, tau duoda experience, tau duoda apie ką papasakoti, apie ką pakalbėti su žmonėms. Su žmonėms susipažįsti naujais. Būtent. Ir, įsivaizduok, tau nieko nereikia daryti ir vieną dieną tu nieko neturi. Taip, tėvai sako, viskas off. Čia crazy. Bye. Nes aš, tipo, man atrodo, kad aš savo mindsetą labai tipo, aš darau čia dabar, šiaip, tai man atrodo, aš žinau, ar tai taip yra, bet aš galvoju, kad aš darau dabar, ką noriu daryti dėl to, nes aš per tokius šūdinus darbus, tai galiu tai pasakyti, nes tie darbai nebuvo man, kad mane puošė tuo metu, bet nes aš tenais, aš pradėjau nuo indų plovėjo dirbti, tada dirbau vėl aš 4 indų plovėjų darbus pakeičiau, tarsi dirbau ir bardakė, atsimenu, indų plovėjų, nes man ten reikėdavo visą laiką, atsimenu, prieš pamainą, tarsi, aš ne tik indus spaudavau, aš ten viską darydavau, realiai aš ir valytoja būdavau. Ir aš visą laiką atsiminsiu visas šitas dienas, kai su manim, tipo, su manim elgės kaip su valytoja. Tipo, aš buvau, tipo, visiškai niekas. Ir ten, tarsi, bardakas tuo metu, kai aš dirbau, buvo, pizdata, bardakas buvo top notch visiškai. Ir ten eidavo į mergų tūlikus, ten paketus nuo sienų reikėdavo nuklijuoti, nes ten jie būdavo kažkodėl priklijuoti, tipo. Aš tu netgi kažkada, nesižiauriu, blėt, yra, bet kažkada radau į tūliką, tipo, įmestas suplėš 10 eurų, šitus 10 eurų išsitraukiau, susiklijavau, nes, tipo, man tuo metu, tipo, tai buvo pinigai, ar tai buvo. Ir tada kažkaip, aš ten kepiau, kaip aš noriu padavėjo darbą pradėti dirbti, nes mano padavėjas buvo, tipo, tas žmogus, kuris iš manęs, tipo, pizdavodamas, tipo, žinai, jis būdavo the cool one. Ir tada man pavyko įsidarbinti padavėjų, aš pradėjau dirbti padavėjų, nežinau, kiek padavėjų darbų pakeičiau, ten ir kioskose dirbau, kur beliekiek visko teko praeiti. Ir aš su kiekvienu darbu galvodavau, kad, tipo, man reikia daryti kažką savo, aš turiu pradėti kažką savo, nes aš taip daugiau nebegaliu. Tipo, aš labai gerai uždirbdavau, nes tie sezoniniai darbai kurortuose, tarsi šaibų ten beliekiek aš turėjau. Tipsų per, pavyzdžiui, jeigu Nidoj dirbdavau, tai tipsų per dieną 100 pem. Geras. Bet tu tos tu belekiek dirbi, tai tu tos pinigus taip ir leidi. Tipo, kadangi aš čia belekiek dirbau, tai aš tau, blėt, galiu leisti. Taip. Į brunchą pavalgyti už 100 eurų ir, blėt, palikti tipsų dar 2 ir man tiesiog. Ir aš išeinu, visiškai dar ten 20 metų, bičias, easy life. Ir kažkaip mane šitas dalykas privedė. Atsirado labai daug draugų ir pažinčių, kurias iki pat dabar turiu ir labai jas vertinu ir labai jas saugau. Ir atsirado tas, kad aš noriu daryti kažką savo ir, ta prasme, aš parodysiu jums, blėt, kad aš galiu geriau, kad aš galiu dabar. Look at me now. Exactly. Tai va, gerai, tai geras gyvenimas yra, aš pas save tik tokias matęs. Ir Bottega tašių, ir Louis Vuitton tašytę mes turim, tipo, iš kur tos tašys yra. Tai Bottega, aš man atrodo, ir ant TikToko pasakojau, aš dariau, man atrodo, tai aš gal ne visus matęs. Ne, viskas sakei. Man padovanojo draugas gimtadienio proga praeitais metais. Draugo nebėra, kaip suprantu. Draugo nebėra. Šiaip jis yra mano gyvenime. Tiesiog ne romantiškai. Okay. Ir niekada nelabai... Bet ir niekada nebuvo su jo santykiai kaip romantiškai. Iš mano pusės, nežinau, iš jo. Ką reiškia? Tiesiog, nežinau, mes labai kažkaip... Mes bendraudom, bet aš vasarą buvau Lietuvoje, grįžau.
Jis tipo sako, naik į parduotuvę, tau yra dovana. Nuėjau parduotuvę, sakau, tipo vardą pavardę, sako, tipo, there you go. Netgi šitai, pane. Wow, tai šitas geras Ir experience. jis actually buvo labai nice, man didelės kelias dovanodavo, buvo žiauriai cute. O jisai kokios tautybės? Jisai yra, jis šiaip kalba prancūziškai, bet jisai yra iš Saudi. Tai arabas. Ir kaip jis tave My kaip jis tave šiaip trytindavo? Ne, supranti, Londone, bent su kiek aš esu, kiek aš vaikinu esu bendravus, visi treatina merginas, moteris labai gerai. Tai yra toks kaip standartas. Tai ir jisai, ir kiti. Bet aš net matau, žinai, aš nueisiu į restoraną ir aš matysiu, kaip vaikinas viskuom pasirūpins. Man, pavyzdžiui, labai vertinu, jeigu vaikinas gali viską ten, žino, kur varysim, kur valgysim, ten viskas suplanuota, viskas pridėta, man nieko nereikia galvoti. Tai va. Tai realiai, jeigu aš matau, kad yra kaip to daug įdėta, tą visą relationship ar kažką, tačiau kandidatas. Bet aš manau, nes dabar labai daug tai tokia apie vyrai tema yra, aš nežinau, ta prasme, pasaulinis karas nėra tokia svarbi tema kaip vyrai. Bet man atrodo, kad Lietuvoje vyrai irgi tokie yra, bet jie, tarsi, jeigu jie nemato, dėl ko reikia stengtis, jie ir nesistengs. Tarsi, jie tokie yra, tipo, jeigu jie myli tą žmogų ir patinka tas žmogus, tai man atrodo, kad jie viską ir padarys ant to žmogaus. At some point. Aš nežinau, ten po 5 metų gal jau ten nebėra, tai bet jeigu, tarsi, man atrodo, kad mes tokio neturim, there is no in between, tipo, arba vapšė ne, arba, tipo, fully. Nežinau, man tas dalykas, visi gali šnekėti, visi gali tai pasakyti, jo, tas, bet man, jeigu tu tai padarai, tipo, actions speak way louder than words. Man čia kaip... Tai kurie vyrai geresni? Actions, always actions, reikia matyti. Tai visi aš tau galiu pasakyti, aš tau rytoj nupirksiu Lamborghini. Bet ar tu iš tikrųjų man nupirksi? Tai kaip aš galiu tavim tikėti? Tai kam tu man tada šnekė? Tai nešnekė. Tai gerai, kurie vyrai geriausi? Lietuvos, ar tipo... Nu gerai, neskaitykim tai, kad jis yra arabas, bet jis gyveno UK. Aha. Tai jis toks vis tiek turi tą... Aš neturėjau santykių beveik su lietuviais beveik. Nu, aš buvau vaikas. Nu, realiai, aš skaitau save kaip vaikas, kai aš gyvenau Lietuvoje. Bet man labai patinka UK. Tipo, kurie vyrai gražesni? Man šiaip labai gražus yra... Nu, dabar mano taip biški pasikeitęs, man šiaip arabai labai gražus. Man patinka kaip dark features. Man patinka, jeigu, pavyzdžiui, būna kaip mixed race. Nu, man cool. Nu, tokias international. Toks international vibe, žiauri tarptautinio vibe. Aš dabar esu... Žodžiu, UK vyrai labiau patinka, taip? UK vyrai labai patinka, bet aš nesu tipo closed off. Tipo, jeigu mano gyvenimo meilė bus lietuvis, it's fine. Tai ir toliau šitose podcast kelionėse su mumis keliauja kartu In Beauty prekės ženklas ir duoda mano pašnekovams dovanų. Tai turbūt, kad labai nenustebinti su produktu greičiausiai, jeigu esi mačius mano podcastus, jeigu nesimačius, tai tada nustebinsiu, tai tikiuosi, kad nesimačius. Nes nustebins, nes tu esi, tarsi, jau fully Gen Z. Nu, tarsi, tu esi tikrai labai Gen Z. Nes tu kalbėjai jau pusiau angliškai, pusiau lietuviškai, tai čia jau yra toks Gen Z bruožas visiškai, nu, bet you have a reason. Žinai, tu galėjai pasakyti, kad aš mokiausi Londone. Tai žodžiu, tau 3 produktus irgi paėmėm iš High Smile. Ir pagalvoju, High Smile yra USA, man atrodo. Jo, bet ir turim ir Anglijai. Tai pirmas dalykas yra, šiaip čia yra naujiena ir čia yra viral dalykas, tu tikrai esi mačius tik tokia, tai čia yra violetinės tos juostelės ant dantų, nes tipo tos paprastos tai nevalina, bet violetinės tai jau tipo beleka. Tarsime jos, nežinau, aš kaip jas reikalauju, nes aš nesu jų bandęs, bet vakar važiavau paimti, tai žodžiu, kad čia yra naujiena ir, nu, ta prasme, tiesiog galėsi išbandyti ir... Nes šiaip, tarsime, yra aišku toks biški mind trick, nes violetinė spalva šiaip neutralizuoja geltonumą. Tai va, tai nežinau, ar čia ir, tarsime, jos gal nėra balinančios, bet būtent ta violetinė spalva momentaliai gali padaryti efektą. Tada kitas dalykas yra lūpų balzamas, yra salted caramel skonio. Šiaip labai faini balzamai, aš turiu Barbie. Oh, thank God. Aš turiu Barbie, tai man patinka. Aš kadangi turiu dantų pastą Barbie, tai yra tenais šitos kramtomosios gumos skonio, tai aš suplaunu dantis ar pasitipus dantų pastą. Best combo. Tai va čia yra lip balm. Ir paskutinis dalykas tai yra, dar nieks šito nebuvo gavęs šito laidoj, tai yra Cotton Candy dantų pasta. Aš žinau. Tai va, aš nežinau, koks yra skonis. Šitas Anna Paul, ne? Kas tai yra? Anna Paul, čia jos kaip kolekcija. Kas tokia yra? Žinai, Anna Paul ta australietė. Nežinau. Jis daro OnlyFans irgi. Bet ir turi dantų pastą. Thank God. Thank God. Turi dantų pastą.
Ačiū labai. Jinai daro OnlyFans? Jinai daro OnlyFans ir jinai turi dantų pastą. Bet jinai buvo labai kaip didelio dramai. Tai aš nežinau, ar mes dar galim supportinti. Aš juokauju. I'm so excited. Ačiū. Nežinau, mes supportinam OnlyFans, bet mes niekada nesupportintumėm. Love it. Tai va, tikiuosi, kad Ačiū. patiks dovanas. Ačiū labai. Pirmas dalykas būtų, kaip save apibūdintum, tarsi kaip save apibūdintum 3 žodžiais. Tai gali būti teigiami, bet gali būti ir neigiami, tarsi up to you. Aš sakyčiau gal spontaniška. Yra toks žodis lietuvių. Spontaniška. Kaip pasakyti? Čia labai sunkus klausimas. Jį trunka atsakyti labai trumpai, bet sunku sugalvoti, kaip atsakyti. Nes tai reikia 3 žodžių tik tai, bet kaip tu 3 žodžius sugalvoti. Čia, žinok, yra tokia, bet čia yra žmonių problema, kad labai sunku apie save kažką yra pasakyti. Gerai, turim spontanišką. Spontanišką gal pasakysiu, kad aš labai galiu kaip prisiderinti, kaip, žinai, aš biškai toks kaip chameleonas, žinai, kokioje aš būsiu atmosferoje, aš labai, man atrodo, kad aš galiu lengvai prisitaikyti prie situacijos. Tai gal kažkokį tokį maždaug žodį. Ir aš noriu pasakyti, gal vis tiek tokia kaip biški, kaip užsidarius. Nu, taip, aš labai retai, kada būnu emocionali prieš kitų žmonių. O tai tu esi ekstravertė ar intravertė? Aš manau, aš ekstravertė. Nu, taip ir pasakyčiau. O tai va, ekstravertė. O tai graži. Ir žiauriai graži ir faina, aišku. Čia buvo svarbiausias dalykas, tai turim, gerai. Kiek tavo, šiaip aš dabar aišku šitą klausimą dabar klausiu, bet aš jaučiu kaip ir žinau atsakymą, bet kiek tavo TikTok'o personažas yra, kiek ten esi tu, kiek ten yra toks biški fake it? Aš manau, kad ten visiškai, tipo, man realiai TikTok'as yra, pavyzdžiui, aš pradėsiu Snapchat'e filmuoti kažkokį video draugam. Taip, tai aš Gen Z. Aš turiu naudoti Snapchat'ą. Čia Anglijos dalykas. Aš cancelinu tokius žmonės, bet nieko, aš juokauju. Siunčiu per WhatsApp'ą rutuliuką. Juokauju. Ir tada galvoju, blema, bet aš galiu realiai visiems šitą papasakoti. Čia actually funny. Ir tada nufilmuoju TikTok'o. Tai aš manau, kad realiai tiek pat yra to, kiek personažo, kiek manęs. Bet aš irgi, tarsi to ekspromptu filmuoju tos TikTok'us. Jo, aš nieko neplanuoju. Aš viso... Geriausiai galas, kai neplanuoju. Geriausiai vaikai gimsta, kai neplanuoju. Tai mes palėtėm temą OnlyFans, palėtėm temą su Bonnie. Aš šiaip buvau apie ją girdėjęs. Aš žinau, kad OnlyFans yra užbaninę šiaip jau dėl jos visų šitų tokių, sakyčiau, performance'ų, tokių too much. Tai paskutinis, ką mačiau, tai kad jinai prisirinko dafiga vyrų ir su visais varė ir žiūrėjo, nuo ko pastos. Tai jinai pastojo, man atrodo. Čia rimtai tai? Taip, jinai surinko dafiga vyrų, tai ten jos šiaip ten muša tos rekordus, kad su kiek vyrų permega per parą laiko. Bet paskutinis jos buvo challenge'as, kad jinai prisirinko dafiga vyrų, visi galėjo ją pisti be prezervatyvo ir jinai po to po visko žiūrėjo, nuo kurio nežinau, ar jinai išsiaiškino, nuo kurio pastos, nes tu realiai tada turi kažkaip jau daryti tėvystės testą, bet jinai tiesiog gaus nėštumo testų, kad jinai pastojo. Tai, nežinau, pati man atrodo, nuo kurio, aš gal išsiaiškino, nuo kurio, bet, kad ten visi, bet tie bernai, aš nežiūriu tos bernus, tie tokie lokiukai atvarė. Bet ir jie stovi eiliai su tom kaukiam, dieve tu mano. Šiaip kas tau, turi šauti galvą, kad sugalvotum. Ir paskutinis straipsnis, mačiau, kad jinai, nežinau, ar ten buvo straipsnis atėjęs iš jos, bet, kad jinai yra transgender. Kad ten iš tikrųjų yra bičas. Ne, aš kiekvieną dieną kažkas nuėjo. Aš tai mačiau, kad ją užbanino iš Bali. Tu matei tą? Ne. Nes jinai kažkaip buvo Bali atostogose ir tengi labai yra viskas kaip, žinai, labai kaip viskas. Namaste. Taip, namaste, you know. Ir jinai ten kažkaip filmavo ir ją užbanino iš Indonežijos, ten yra visos, ar tik iš Bali. Jo ir ten jinai grįžo į Angliją ir jinai prie tos ambasados ten kažkaip įsidirbinėjo. Jinai crazy. O nori bairio, mano real estate ta agent, iš kurios aš, kai mes būtų ieškojomės, jai rodė irgi būtą. Kažkokį ten sakė insane penthouse. Sakė, jinai šiaip žiauriai tyli, bet pasako banging body. Body žiauriai ty. Tai taip, nes reikia turėti body ty, kad tokius dalykus daryti. Šiaip reikia turėti, dažnau, ištvermės. Tarsi man tai... Nes man šiaip yra, nes čia yra siek jau, tikrai, ir man šiaip netgi gal yra... Toks respektas iš OnlyFans pusės, kad jie nusprendė, kad this is too much, žinai, nes
Šiaip OnlyFansai, nežinau ar visi žino, bet OnlyFansai šiaip buvo sukurti ne šitam dalykui. Jo. Ten šiaip yra žmonių OnlyFansai, kurie tiesiog ten, pavyzdžiui, receptų savo kelio, kur tu gali tiesiog ten pažiūrėti, kaip, pavyzdžiui, žmonės ten kažką ten gamina ir tu tiesiog nusipirki tipo subscriptioną, nes OnlyFansai buvo sukurtas kaip dalykas, buvo, kad tu kuri turinį, bet jeigu nori kažką tipo padaryti mokamą, tu gali tiesiog viską perkelti. Jo, tu kalbėjai apie šitą kažkada, aš prisimenu. Bet, yra kas monetizavo šitą kitais dalykais ir man atrodo, kad šis dalykas OnlyFansas yra sėkmingiausias. Jo, čia crazy. Kiek yra daug žmonių, tai aš dabar neatsimenu, čia dar prieš porą, tokius bičiukus išmetė į TikToką, tipo, kad jie tipo pradėjo daryti tos OnlyFansus, tipo, nes jie iš to gyvena, ir ten pajamos yra, ten rodė jie mėnesius, tipo, ten, kad ten 9 štukų, ten po to 105 štukų, ten 400 štukų, tipo, ten tarsi generuoja pajamos insane visiškai. Čia kaip tas visas, žinai, kur buvo, kur Miami yra tas Bob House, žinai, kur su ta Kamila, kur ten tos visos panos daro OnlyFansus. Nežinau, bet tu žinai. Bet žinau, kad Ne, ten, žodžiu, realiai hata ir jos visos daro OnlyFansus. Ir jos, tipo, squad. Jos, tipo, OF girls ir jos, visos daro TikTokus kartu, Tai čia kaip buvo populiaru per karantiną, ar nežinau, per karantiną šitie, Hype House. Hype House. Mes irgi turėjom Trending Gang. Trending Gang! Mano favorite, oh my god. Man žiauriai patikdavo, kai jie darydavo meet and greets prie Ozo. Jie darydavo ir prie katedrų. Šiaip, žiauriai liūdna, kad nebėra šitų fan meetų. Žiauriai gaila. Nes tarsi tuo metu, kai aš augau šitą visą influencerių, net dar nebuvo šitą terminą, šiaip pas mus Lietuvoje, bet šitie visi vlogeriai, kur buvo, ir darydavo šitos fan meetus, tai buvo, ten būdavo insane, Aš prisimenu. Tai masė vaikų tiesiog būdavo, žinai, ir tie influenceriai. Ir tos visos mergaitės, žinai, tos youtuberės, kai tik pradėjau YouTube'ą daryti, taip. aš būtų tokia, oh my god, jos daro fan meetą, oh my god. Ir jom ten neša dovanas, jos fotkina su visais. My dream life. Plakatas, met ten būdavo. Taip, visa katedra grinai šarof, nes 3 youtuberės tokios, we're doing fan meet. Tipo, yes. Jo, ačiū. Šiaip, aš dievinu visą tą erą, kur dar tipo buvo ir tas Jeffree Star ant bangos. Aš niekada nesidažydavau, bet aš laiką žiūrėdavau jo video, tarsi būdavo žiauriai įdomu visi šitie tipo make-up review. I love it. Ir kažkas parašė, kad sako, tarsi realiai turėtų būti parduotuvėse, tipo prie kiekvienos priemonės uždėta žvaigždutė, tipo kad Jeffree Star approved. Tai aš eidavau, žinai, kur būdavo Gaunainė, kur Karolina dar net irgi labai seniai ten eidavo dažytis, kažkaip, kaip vadinasi, Make My Day gal, ir ten būdavo vienintelė parduotuvė, kur pardavinėdavo Jeffree Star Cosmetics. Ir aš pastoviai eidavau, man gal kai 12 metų ir aš swatchinu tos liquid lipsticks, žinai, tipo, kur aš eisiu. Ir aš tokia, oh my god, Jeffree Star approved. Bet reklamos auka. Taip, visi šiaip, jisai, tipo, gerai varydavo, dabar aiškus, šiaip žiūriu, Rūna, kad nebekuria tų YouTube video, bet, jis dabar tik to, kad ten yra persikėlęs, ten tik tokia, mačiau, kad... Kiek pamenu, jis turėjo šiaip, tipo, ten buvo šitą visą dramą su Selena ir Hailey ir, tipo, kad jis ten labai jau ten buvo kategoriškai pasisakęs, kad yra Selenos, tipo, pusė, bet dabar žiūriu, kad jisai naudoja, tipo, tos Hailey produktus ir jam jau patinka, jam patinka, bet, tipo, jis sako, kad čia yra produktas, o ne pati Hailey, tipo, nes jam... Ta prasme, jaučiu, kad... Įdomiai, labai kažkaip toks biškai, atsiranda biškai nepasitikėjimas, bet čia, tarsi, visiškai man nekiek neaktualu yra realiai, nes aš neturiu jokios sąsajos su make-upo kultūra visą, bet... Jo, bet įdomu, įdomu pasižiūrėti. Bet labai įdomu yra, tai man labai patiko šitą erą. Taigi mes buvom palietę temą apie vyrus prie toj temoj. Galim dabar sugrįžti, nes visiems patinka žiūrėti apie santykius, gerus ar blogus, visiems patinka. Tai tu turėjai tik tai vieną bičią. Aš turėjau... Nes tu esi labai daug kėlus story time'ų, kur idėjus vaikščiodavai, tenais tave nervindavo tie bičiai. Tipo, aš actually nebegaliu. Aš turėjau, tipo, tu kalbi Anglijoje ar aplamai? Važiuojam visada. Aš kai aš buvau pas savo numerologį, jinai man sakė, kad jokie santykiai Lietuvoje taip man nesiskaitė gyvenime. Tai galim tiesiog kalbėti apie Angliją. Anglijoje aš tiesiog labiau kaip, manau, labiau kaip I put myself out there. Tipo, aš turiu Rają. Aš nežinau, tu žinai Rają, tą datingą. Tu irgi turi Rają. Turiu Rają, mano favorite app. Ir ten tiesiog... Tai čia kas nežinot, kas yra Raja, tai Raja tai yra dating appsas, kuris buvo skurtas realiai, tipo, influenceriam, žvaigždėm, visokios Khloe Kardashian naudodavo šitą appsą ir
tik iki pat dabar yra, ta prasme, garsių žmonių, kurie naudoja ir tu ten naudodamas tapsą, nesvarbu, kur tu esi, tu gali jo sutikti. Bet kad tu ten pateksim, tave turi aprūvinti. Tai žinau, kad 20 eurų reikia mėnesį mokėti. Aišku, čia yra ta minimali stavka, ten jeigu nori daugiau benefits, tai turi mokėti daugiau. Ir, nežinau, pavyzdžiui, mane aprūvino tik tai po 3 mėnesių, jeigu neklystu, nes tu užaplaini, ten visiems skirtingai yra. Bet tavo Instagramas negali būti private, nes jie turi prašyti tavo Instagramą. Aišku, dabar jisai nebėra toks high-endinis, koks man atrodo buvo seniau, kad ten būdavo žiauriai sunku patekti. Top, aš prisimenu, kaip tas, kas turi tipo rają, tai tu gali pareferinti žmogų, bet ten irgi negali per daug referinti, nes tave gali užbaninti. Žodžiu, ten labai viskas yra strikt, screenshotų irgi negali daryti čatuose. Negali tik yra kažkiek ten irgi, kiekis tų swipe'ų. Nu, žodžiu, žiauriai exclusive app. Taip. Bet ačiū Dievui, kad mes ten esame. Aš esu šalės dabar, nes man ten kažkaip nieko man ten nevyksta. Tai va, tai kažkaip aš atsisinčiau rają tiesiog, mane labai kažkaip greit paprūvino ir aš iškart pradėjau swipinti ir pradėjau vaikšti deitus. Aš šiaip niekada nevaikštavau į deitus, man nepatinka, bet tada va ten TikTok'o irgi pradėdavau, man filmuodavau, kur ten pasiruošite su manimi ten eiti į deitą ir aš ten kažką papasakoju ir ten kažką. Tai šiaip, aš kai vaikščiodavau tuos susitikimus, man nei karto nėra buvę, kad aš būčiau tokia, jo, aš noriu eiti antrą deitą. Nežinau, bet gal aš tiesiog esu labai picky when it comes to relationships. Gerai, koks tavo yra bičo idealas, pavyzdžiui. Nes negerai, aš negaliu sakyti idealas, nes čia savo idealą rasti, čia yra realiai jaučiu neįmanoma. Ir nereikėtų šito daryti, nesikurti savo kažkokių idealų, nes tarsi liks vienas gyvenimo, man atrodo. Turi biškį nuleisti kartais, tam tikrais atvejais turi nuleisti savo kartelę, kad, nu, tipo, tai vat, kokį tu vyrą įsivaizduoji, kad jis būtų? The man. Aš nežinau, aš nelabai turiu tokio kaip kategorijų, nu kaip ten, kad ten tokie plaukai turi būti tokios sakės, bet man realiai nesvarbu, man svarbiausia, kad būtų visų pirma geras žmogus, nu man iš tikrųjų, kai geras žmogus, ten pavyzdžiui, negali būti ten rude su staff, man jeigu restorane ten kažką, ten sako, kaip ilgai teikina, tipo ten, ir aš kaip pažiūrėk, pilnas restoranas, tipo, atsipeikėk. Arba atsimerk, tipo, tu matai, kur tu esi. Ir aš manau, kad aš esu labai kaip toksai fire sign žmogus, man reikėtų... Koks zodiako ženklas? Aš esu gimusi Vėžio paskutinę dieną liūto pirmą, tai aš tas kas. Bet mano numerologija sakė, kad aš esu liūtas pilnai. Šiek esu liūtas. Ane? Taip. Ir tai va, tai man tiesiog, kad būtų toksai kaip galėtų mane vos nebiškių kaip nusodinti. Man reikia, kad toks būtų tokio introverto biškių tau reikia. Jo. Ir man žiauriai patinka, kai turi hobį, turi kažkur ten, ar ten sportą kažkokį daro, arba ten labai passionate apie darbą. Tai realiai tie tokie principo dalykai. Nu, aišku, fainai ten, jeigu ten tave išlaiko ir ten nieko nereikia daryti ir dar tu jį myli ir jis tave myli, čia jau tipo wow. Nu, bet čia nėra kaip mano top priority. My dream. Bet visi šneka apie tai, kad reikia neieškoti ir atsiras pats. Va būtent, 100%. Bet gerai, tu deitini. Kaip tavo deitinimo kultūra, pavyzdžiui, yra kažkokių žoskų deitų buvę, arba ten, žinau, kažkokie vyrai buvo, ten, nežinau, pavyzdžiui, ten vieną fotkę į kitą. Nors kažkokių yra istorijų, kur taip prisiminė ir galvoju, blėt. Žoskų deitų. Buvau pas tokį vaikiną, jis šiaip yra visai kaip famous, aš tau galėsiu po to pasakyti, nes aš dabar nenoriu prisidirbti. Ir mes nuvarėm pas jį namus. Jo namai Londone, tokiam žiauriai poš rajone. Ir tiem visi namai atrodo kaip Londono paprasti namai. Ir ten viduj tuose namuose aš maniau, kad mane pakidnapins ir aš turėsiu pabėgti iš to namo. Nes kiekvienas kambarys atrodo kitaip. Žinai, ten bus, pavyzdžiui, viskas balta ir kokia rožinė ten sofa. Tada kitas kambarys bus ten, kaip, žinai, kaip ten su kolonom paveikslais, ten toksai kaip visas tas, kaip Versailles rūmai, ir kiekvienas kambarys kitoks, žinai. Ir aš taip nesigaudau, žinai, ir aš galvoju, oh my god, jis dabar definitely mane nuspaikins ir aš turėsiu pabandyti pabėgti, o jisai žiauriai famous ir žiauriai rich, tai jam apšė nieko nebus. Taip, ir aš su ją gaudavau, did I get into the situation? Ir jis išėjo, ir aš rašau Eglei savo geriausiai, Eglė, padėk, čia žiauriai bet, o jinai Madride sėdi ir tokia, atsipalaiduok, tipo, it's okay. Bet aš prisimenu, tas namas, tipo, buvo crazy, tipo, ir viskas, aišku, buvo gerai, aš gyva, ačiū Dievui, bet... Tiesiog kaip pamatai, kaip kiti žmonės gyvena, dar buvau į deitą ir variau tokį, ne tai kaip deitas buvo, bet ten kaip su draugais susitikti, buvo toks penthouses Londone. Karočią, mes ateinam su drauge, mes sakom, tipo, mes ten atėjom į ten tą butą, ten Tram 9A ar kažkas tokio. Ir jis pasižiūrimus ir jis, tipo, parodyk, tipo, ID, tipo, viską mes parodom ID.
jis mus pradeda vesti ten pro kažkokį įėjimas ir jis atsisuka ir sako, girls, this is a really nice flat. Tipo, where you're going, it's super nice. Ir mes tokios, okay. Ir mes užkylam, žinai, liftas, kaip ir kyli, ir yra kaip butai. Tu paskutiniam floor, tu jau iškart įeini į tą butą. Ir tas butas yra 4 aukštų. Nu, ten insane. Ten, kaip žmonės gyvena, ten džimas viduje yra, baseinas. Ir tas pats čiuvakas, ką tik ten atsikraustęs. Ir jis sakė, aš nelabai biški žinau, kur čia eiti. Ir penthouse'as yra. Jo, penthouse'as per 4 aukštus su crazy view. Nu, tiesiog. Bet, pavyzdžiui, nėra tau baisu deitinti, užsienį, nes, tipo, okei, gerai, čia Lietuvoje aš nesau, kad čia irgi yra saugu, žinai, bet koks durnelis gali pasitaikyti, bet užsienį, man atrodo, biški yra daugiau visokių, tokių... Žiauriai baisu. Aš į savaitę bent 2 kartus pagalvosiu, kad tam gerai kidnap. Nesvarbu, ar deitė, ar bet kur. Aš bus tokia... Bet jie iš Rajos visi tie bičiai? Dažniausiai jo, arba būna, kad tiesiog kažkaip susimytino, arba prieina prie manęs ir aš tokia, okay, fine. Man kažkada čiuvakas tiesiog random parašė Instagramą, jis man pastovi ir iš tai sako, varom į deitą, ir aš tokia, lol, tipo, no, ir aš žinai, voice note, ir aš tokia, na. Ir jis toksai, einam, tipo, paeiti 10 arba 15 tūkstančių žingsnių ir aš tokia, davai, on. Tipo, sportas sveikata. Ir jo pasivaikščiai buvo žiauri, nice. Bet draugo dar neturi. Ne. Tai vat kas ten blogai su jais visais yra? Aš ne tai, kad it's not you, it's me, žinai, tipo. Aš man nėra tokio, kad man jie neįtinka ar kažkas. Aš tiesiog, aš esu pasidarius savo gyvenimą tokį pilną, aš labai turiu gerą šeimą, man patinka, ką aš dirbu, man patinka, kaip aš gyvenu. Jeigu ateis žmogus į mano gyvenimą, jis man turi suteikti visą tai ir daugiau. Nu, nes ką man tada, nes jeigu aš ir taip be tavęs labai gerai gyvenu, tai man turi būti toksai wow, žinai, aspektas. Aš ką norėjau sakyti dabar, palauk. Sorry. Tai, tarsi tau yra, tu gali gyventi be santykio, to nereikia bičio. Aš labai jau seniai nesu santykiuose. Nu, aš turėjau gal year-long situationship ir jis mane taip sudestroyino, kad man atrodo, man reikia kokių 3 metų atsistatyti. Bet reikia to pirmo santykio, kad tavęs destroyintų, kad išsigrintum, ko nori ir ko nenori. Bet, nu, čia... Jo, aš nežinau. Aš negaliu šnekėti daug apie santykius, nes mano santykiai nebuvo, kad labai sėkmingi, bet... Bet tas situationship, tas visas dalykas. Mes, tipo, nedeitinam, bet mes viską darom, lyg tais mes deitinam, žinai? Čia taip. Toks vaibas buvo, visus metus užsitęsė, aš ant tiek buvau išsekusi, aš net TikToko nebedariau tada. Ne, aš tada TikToko labai daug dariau ir crashinau out kiekvieną dieną. Jis sugadino mane pilnai kaip žmogų, tai kai aš atsistačiau, aš supratau, kad aš tiesiog biški turiu pasikelti. O ką jis darė, kad tu sugadino? Kas buvo? O Dieve, jis tiesiog, aš buvau convinced, kad jis yra kaip sociopath. Jisai pastoviai, jisai kažką man parašydavo, tada ištrindavo. Tada jis man paskambindavo, aš pakeldavau, jis numesdavo, jis toksai kaip weird. Ir jis sakydavo, tipo, aš nenoriu santykių, aš nesu pasiruošęs santykiam kažką. Bet tada aš nuvarau su draugais, tipo, out, o jis negeria ir jis, tipo, nevaro out. Jis man skambinėjo, jis toksai, kur tu esi, o ką tu, tipo... kažką to. Jis labai kaip kontroliuodavo mane. Jis norėdavo, kad aš būčiau po padu, bet to pačiu jis nenori santykių. Jis kaip ir nori tai pasisavinti, bet... Jo, ir man tiesiog, ir aš realiai maniau, kad čia tipo bus mano husband, aš sakiau, oh my god, this is the one. Ir aš tai nepastebėdavau tokių dalykų. Ir dabar, kai aš atsižvelgiu, kaip aš elgdavausi ir kaip aš leisdavau su manim elgtis, man net kaip šokas. Aš taip noriu apkabinti, žinai, tą mergaitę, tokia, Dieve, mano, tu susijimk. Nu, bet reikia šitą praeiti. Ir čia yra iš vis šitas dalykas, kai žmogus patinka arba ten įsimylė, aš nežinau, ar aš su meilės jausmą pats patyręs, ar žinau, kas tai yra iš tikrųjų, bet biški apdumė smegenis ir nebemastai logiškai, nes aš tik dabar pradedu suprasti, ten, nežinau, santykių, kurie buvo prieš 2 metus, dabar pradedu suprasti, kokios buvo iš tikrųjų problemos ir kad, taip neturi būti ir taip negali būti santykios ir tenais tarsi nereikia leisti kitam žmogui ten su tavimi elgtis. Nes aš turiu vis tą savybę, kad aš laiką noriu įtikti kažkam ir tas per tą įtikimą gaunas, kad aš ten save pametu ir ten tas žmogus, ką nori su manim tą daro. Ten jis paskambins, aš atsiliepsiu, parašys, iš karto atrašysiu, kur tu esi, aš esu čia. Ten, nežinau, nerašys, 5 dienas, parašys, varom susitikti gerai, kur. Tai čia yra labai blogai. Supranti, bet tas esmė, aš manau, kad tu gali irgi pasakyti, kad reikia, kad būtų žiauriai blogai, kad po to tau būtų labai gerai. Žinai, tu turi, nebus to kaifo, jeigu tu nepatirsi to pačio, žinai, kaip hujoviausio jausmo. Tau reikia, kad tau būtų blogai ir tada tu suhylinsi viskas sustabdys ir... Ir tada išaugs geresnė tavo versija. Va, būtent. Geriausias dalykas yra, kurį aš išmokau, tai reikia ignoruoti juos. Ignoras ir kad ir bijai ten, pavyzdžiui, ten būna, kad parašo, tipo, ir blema dabar, nes aš visai galvodavau, kad jeigu dabar netrašysiu, tai pizdas, viskas off, bet ne. Tai reikia pažaisti šito vietoj. Jeigu tu bičas pradėjo dabar rašyti,
ką tu prarasi? Jo. Nieko, tu ar taip jo neturėjai ir dabar tu galėtum tiesiog su juo biški pažaisti ir jį paignoruoti, netrašyti kelias dienas, pavyzdžiui, arba, tarsi, reikia nepamiršti, kad mes turim savo gyvenimus, tu neprivalai kiekvieną kartą būti čia ir dabar, nes tu turi darbą, tu turi draugus, tu turi savo laisvą laiką, nereikia pastoviai būti po fully on, tarsi, aš aišku būna, kad tikrai būnu fully ten on ant telefono ir atrašinėjau, nes aš nesireikšmiu šių dalykų, kad dabar tiesiog atsėdėsiu 10 minučių, lauksiu, neatrašysiu, bet po 10 atrašysiu, ne, jeigu aš galiu, aš galiu, aš atrašau. Bet nepersistengiam, ignoruojam, nes reikia kartais, reikia biški žaidimų pradžioje, man atrodo, kad būtų įdomu, ir čia nėra kažkoks, nereikia nueiti tą toxic lygį, reikia biški have some fun and games. 100%. Aš, pavyzdžiui, niekada neblokuoju. Aš geriau užmutinsiu, bet aš, aš geriau gyvensiu nežinodama, bet aš niekada neblokuosiu. Nes tada aš manau, kad, nereikia persistengti. Tai tiesiog gyvenk toliau, žinai, ir jie tau parašys. Aš tai blokuoju visada. Tu blokuoji? Man tai ir tai yra nebūtinai apie tą žmogų. Man šitas laikas yra pasakymas, kad jeigu užblokuoji, tai tu jam čia dabar parodysi, kad tau skauda. Nes, blėt, man skauda. Taip, aš tvarkau situaciją, aš tave užblokuoju kažkurį laiką, kad aš tavęs nematyčiau, man nemestų, ką tu palaikinai, nemestų, man tavęs nerodytų iš vis, nes aš tiesiog labai daug sėdžiu social media, nes tai yra mano darbas. Ir ir šiaip aš ten praleidžiu nemažai laiko. Čia kiekvieno žmogaus nematai ir širdies neskauda. Ir po kiek laiko aš kai suhilinu, aš tokį blokuoju ir viskas. Fair enough. Aš iš vis neblokuoju. Aš neblokuoju, bet gal čia blogai, gal reikia pradėti blokuoti. Ne, bet kiekvienas dylina kaip nori. Taip, jo. Aš vieną mano draugę labai ten dėl berno belekiek svaigo ir ten buvo labai blogai, skublėt tiesiog užblokuok, nematys ir širdies neskaudės. Iš tikrųjų nematai ir negalvoji. Ir užblokavo, praėjo kažkiek laiko, jinai visiškai suhilino ir nes nematė jo, nebeprisiminė, nebeatsikartodavo kažkas ir taip toliau. Ir dabar atblokavo, viskas yra tipo... Bet aš užmūtinu. Užmūtinu jo. Užmūtinu visą laiką. Pas mane tiek žmonių yra užmūtinti. Bet tai tu mane, nerina, esi po tu užmūtini, bet tau vis tiek rodo žmogus, ką palaikino ir taip toliau, tai galėtų sakyti, jeigu tu užmūtini, tai galėtų neberodyti jo iš vis. Nes man būna, man pavyzdžiui rodo, kad ten tipo, ten kai būna fotki ir tie, pavyzdžiui, būna pirmi 3 ir tipo rodo vis tiek tą žmogų tarų metų, tipo, as the first one. Jo, good point. Tai va. Vyrus reikia ignoruoti ir tada have some fun and games. Ir paskutinis klausimas, jeigu, pavyzdžiui, jeigu vyras neturėtų pimpalo, ar tau tiek pat būtų įdomus? Ta prasme. Būtų tiesiog, yra tavo svajonių vyras, bet tipo, he doesn't have a dick. No. Nereikia tada. What do you mean? Hello? Toks hipotetinis. Na. Sorry. Not gonna happen.